Labą dieną. Sveiki. Gal galėtumėm dar šiek tiek palaukti, gal prisijungs trečių šalių atstovų daugiau. Tai gerai, viskas tvarkoje. Nes dabar matau, Marių Mockų matau. Aš kaip klausytojas prisijungiu. Tai. Gerai. Labą dieną. Labą dieną, Mariau. O kur tas pristatymas? Laukiam galbūt dar daugiau gal prisijungs kažkokių gal kaimynų ar nežinau, iš trečių šalių žmonių. Tai prisijungs, neprisijungs, aš manau vis tiek ten... Galim pradėti bendrom. Taip, Tavasi, kad jeigu vis tiek jūs įrašinėjat kažkokį tą... taip jau prasidėjęs įrašas yra. Jo, tai jeigu tas laikas jau, vis tiek tas laikas toks, kad galbūt niekas neprisijungs tai valandą laiko, tai aš nekad savo maldelę, kaip pasakyti, pristatyti objektą, o paskui kas prisijungs, tai galės kažko tai klausti, ar tai pakartosim, o jeigu ne, tai galėsim, kad ir tyloj laukti, nes dabar tyloj pralaukti apie objektą vis tiek kažkada reikės pasakyti. Aš iš patirties sakau, ten dažnai būna, kad ten žmonės ten suvėluoja, po to prašo ten... Kad nereiktų kartoti, ne? Jo, kad kartoti nereiktų, dažnai būna ten vis tiek, ar ten neprisijungia, nuorodos nepasispaudžia, dar kažkas būna, tai tokios... Bet pačioj pradžioj pristatėt, koks čia yra... Dar nepradėjau, mes dar vis laukiam, bet nežinau, galime jūs taip... Ne, tai gal nebūti, kaip pasakyti, galbūt ne visą tą projekto sprendinius ten aiškinti, bet adresas... Tai be abejo. Tai užfiksuojam, kad pradėtas viešas svarstymas adresu tokio, tai ir paskui jau, jeigu kam reikės kokio pristatymo paaiškinimo, kaip prisijungs paaiškinsim, bet pradžia tokia... Gerai. Pasakyti, antraštę padaryti, o tas tekstas, tai jis būna kur nori. Gerai, galime pradėti. Tai esu Vytautas Grikšas, architektas, šio projekto vadovas. Pristatau pastato vaikų poliklinikos J. Karoso gatvėje 13 Klaipėdoje rekonstrukcijos projektinių pasiūlymų etapų sprendinių pristatymo visuomenį. Šie rekonstrukcijos statybos darbai, objektai yra numatomi dviem etapais. Pirmasis yra paliatyviosios pagalbos dienos stacionaro paslaugoms teikti įrengiamos patalpos bei pradinės ambulatorinės vaikų reabilitacijos paslaugoms teikti. Yra įvardyjamas kaip antras etapas. Iš esmės pastatas yra pritaikomas patogesniam naudojimui ir aptarnavimui žmonėms su judėjimu ir kitomis negaliomis. Pagrindiniai sprendimai yra įrengti keltuvai, laiptatakiai, liftas tarp 1 ir 3 aukšto, specialios paskirties įranga, atskiras keltuvas gulintiems pacientams. Vienas iš pagrindinių sprendinių yra funkcinio baseino įrengimas 1 aukšte, povandeninio masažo kabinetas, fizioterapijos ir konsultacinės patalpos. 2 aukšte numatoma įvairių terapijų kabinetai, masažo specialistų ir kiti priėmimo kabinetai. 3 bendra poilsio erdvė su virtuvėle bei 4 įvairios dydžio palatos. Mansardos aukšte pagrindė personalo ir ūkinės patalpos bei inžinerinė atskira patalpa vėdinimo agregatams. Rūsys remontuojamas ir rekonstruojamas iš dalies, jame lieka šilumos mazgo patalpa, o likusiuose patalpose yra įrengiama
baseino aptarnavimo ir personalo persirengimo patalpos. Galėsiu dabar įjungti šiek tiek parodyti sprendinių pagrindinių. Čia yra esama situacija. Paminėčiau, kad šiuo projektu, kuris prasidėjo pagal pirminę užduotį kaip kapitalinis remontas, iš esmės prie pastato išorės nėra dedama jokio, nenumatomi iki darbai esminiai. Vienintelis, žodžiu, sprendinys, kuris lėmė, kad keitėsi statybos, žodžiu, statybos rūšis, tai yra, kad mes griauname esamą tamburą ir sukūrėme naują dengtą stoginę, tokiam kaip pridengti įėjimą į laiptinę bei pridengti kilnojamą liftą, kuris vienoje pozicijoje tampa laiptais, kitoje pozicijoje kilnojamų liftų žmonėms ant lovoje ant ratukų. Taip pat tuo pačiu tūriu šiek tiek bandom paslėpti inžinerinius agregatus. Taip pat ties pagrindiniu įėjimu sprendinys yra nuardyti esamą laiptelį ir gatvės, tiksliau šaligatvio dangomis sukurti tokią bangelę, kad būtų lengviau žmonėms su ratukais patogiau patekti į pirmą aukšto vestibiulį ir po to keltuvu pakilti į pirmą lygį. Čia dabar parodau tos sprendinius kieme, kurie iš esmės ir lemia pasikeitimo statybos rūšies. Tai yra, matote, yra niša įėjimo, o stiklais uždengta yra erdvė keltuvo, kadangi keltuvas delikačios yra konstrukcijos ir jisai neatsparus yra krituliams, ir ten gali kelti daug problemų. Bei ažūrų uždengiama yra šilumos siurbliai du dideli, kurie šildo baseino vandenį. Čia keletas rakursų. Taip pat matome po pirmo aukšto langais įrengiami yra 3 šaldymo išoriniai blokai. Pasirinkta konstrukcija yra betono monolito, kadangi turėjome ribotą atstumą tarp langų ir durų kertamų. Tai reikėjo, žodžiu, minimalių tūrių ir labai darant iš kažkokių konvencinių medžiagų būtų buvę problema išlošti tą storį, žodžiu, konstrukcijos. Tai pasirinkome tokį sprendimą, tokį lakonišką, kuris turėtų nedisonuoti labai su pastatu ir tiesiog neatkreipti dėmesio labai į savo, kaip čia pasakyti, kaip būdamas vidinėje kiemo dalyje, negadinti nei pastato, nei, tarkime, bet padėti jo funkcijai. Taip pat yra pietinėme fasade yra kertama anga su grotomis, kadangi pusę mansardos aukšto neįrengtų patalpų mes išnaudojame, žodžiu, švok dalies, žodžiu, agregatams. Pagrinde, žodžiu, ventiliacijos ir kooperacijai sistemai ir, žodžiu, ir visiems, žodžiu, pagrindiniams vamzdžiams. Galėčiau parodyti planinę struktūrą šiek tiek rūsio aukšto. Tai matosi struktūra su lentelėmis yra, kurioje mes pagrinde atliekame darbus pagrindinius. Tai, kaip buvau minėjęs, yra personalo persirengimo patalpa, yra lifto priedobė. Liftas į rūsį nenusileidžia, jisai tik tai aptarnavimui yra skirta
patalpa ir agregatams. Taip pat yra didžiąją dalį patalpų užima baseino agregatų pagalbinės patalpos. Taip pat pirmame aukšte pagal minėtą užduotį yra projektuojamas baseinas, persirengimo patalpos, priėmimo kambariai, kineziterapijos kabinetas, psichologo, gydytojo kabinetai. Antrame aukšte yra taip pat įvairių terapijų kabinetai, nedidelė sporto, tokia kaip salė, žodžiu, fizioterapijos patalpa, masažo kabinetai. Trečiame yra pagrindinis aukštas, kur pacientai turi palatas, 4 įvairiaus dydžio, kuris yra pritaikytos žmonėms su judėjimo negale, bei bendra erdvė, kuri buvo pagal užduotį suformuota apie 60 kvadratų laisvam judėjimui, bendravimui, žodžiu, poilsiui, kartu su virtuvėlė. Mansardos aukšte, į kurį patenkama yra jau su keltuvu, tvirtinamų prie laiptų, turėklų konstrukcijos yra pagrinde naudojama personalui. Patalpa ūkiniams reikmėms, pasitarimams, poilsiui ir kita pusė aukšto yra inžinieriai. Taip pat 4-9 patalpoje yra deguonies aprūpinimo palatoms atskira suformuota patalpa pagal reikalavimus. Tai turbūt tiek. Laukčiau klausimų, pastebėjimų ir nuomonių. Klausimų nuomonė. Iš mano pusės nėra, lauksim, gal kas prisijungęs užduos, ne? Tai norisi kažkaip tai grįžtamojo šokio ryšio. Ne, tai ar yra buvę, kad neprisijungia niekas prie kokio nors pristatymo, tarkim? Be abejo būna, bet mes kažkaip stengiamės, tai bent kad, nežinau, ar iš užsakovo pusės, tarkime, kažkokie būtų, nežinau, kad, kažkokie tokie klausimai gali būti paspręsti viešai, irgi čia toks, nesinori taip formaliai visko taip žiūrėti. Tai jeigu daromas viešinimas, tai norisi, kad tai kažkokia būtų, nežinau, sklaida tam tikra. Tai. Objektas turbūt ne tas, kuris būtų aktualus visuomeniai ir to darbų apimtis galbūt netokia jau kardinali kažkokia, kad... Taip, aš bendravau su... Aš jau... Gal jūs pertraukiau, bet, žodžiu, bendravau su 15 namų, kuris blokuojasi pirmininku, tai jam ten kaip ir pasakojo vietoje tam tos sprendinius. Jie ten žadėjo, sakė, gal prisijungsime, bus laiko, bet jie ten kažkokių ten ypatingų susidomėjimo nesulaukė, sakė, mes, ten tikėjomės to, kad čia anksčiau vėliau, žodžiu, bus tvarkoma, žodžiu, bet jie daugiau rūpinasi to dėl pastato išorės, nes yra būklė irgi gana prasta ir gretimo daugiabučio, tai jiems aktualiau turbūt būtų čia, kada bus renovacijos arba grės rekonstrukcija į pastato išorės, o čia kadangi toks sprendimai pagrindė orientuoti vidaus patalpoms, tai nelabai matyti ir įdomu. Ir dėl šiluminių punktų, labą dieną. Labą dieną, taip. Dėl šiluminių punktų irgi rūpinasi. Taip, be abejo, čia toks, čia taip pat dar gal būtų buvę, jei mes tą sprendinį būtume pasirinkę stiprinti pamatą iš gatvės pusės, žodžiu, tai ten būtų reikėję atsikasti, ten, žodžiu, ten galbūt būtų buvusi, gal netgi kažkokia grėsmė, netgi tam pamatui sujudėti, bet mes tiesiog padarėm paprasčiau, sumažinom šiek tiek baseino tūrį ir, žodžiu, baseino sąskaitą
padarysim papildomus pamato ir, žodžiu, sienos sustiprinimus. Tai šitiek nukentėjo plotas, bet liktai pagal funkciją užtenkamas liko. Vytautai, dar kartą. Dėl ten, kur yra iš gatvės pusės įvažiavimas, įėjimas. Gal galite iš mikrofoną? Ties 40 minutę išsijungs turbūt, žodžiu, konferencijos tas langas, reikės įsijungti iš naujo jį, nes versija šita yra nemokama. Vytautai, norėjau paklausti dėl keltuvo. Taip. Įėjimas yra iš gatvės pusės. Prašau. Koks keltuvas išeina? Gal galite pristatyti, kas čia kalba? Bandau atsekti. Ką jūs norėjot paklausti dėl keltuvo? Kokio dydžio keltuvas tenai išeina tam įėjime iš gatvės pusės? Jo, kokį mes ten susiprojektavę esam. Iš kiemo pusės tas, kur yra? Iš gatvės pusės. Iš gatvės tai yra sėdimas keltuvas, kuris, žodžiu, leidžia atvažiavus su vežimėliu, žodžiu, pakilti per tas 5-6 pakopas. Į viršų, taip? Į viršų, tai tada per laiptinės tą tamburą patekti į pirmą aukštą patalpas. Ten sėdimas. Sėdimas su tokia maža platforma, tokia, žodžiu. Jisai plane, aš galėčiau netgi parodyti. Jeigu galit parodyti. Taip. Ten, aišku, kaip visada vietos minimaliai. Tai jisai yra 75-70 yra platforma vežimėliui, žodžiu, atlenkiama, žodžiu, ir užvažiavus, jisai pakelia per tuos kelis maršus į tą kitą lygį. Supratau. Aš ten pasimatavau, o jos didesnės neitų pasidaryti mums šiek tiek. Manau, galima čia tiesiog mes bandėm. Yra apie metrą, yra nuo pirmos pakopos laiptų iki durų. Be abejo, čia tas standartinis vežimėlis, tai jisai telpa ir ant tokios platformos. Ten dažnai būna, ten nebent ten, kad keltų galbūt, pavyzdžiui, vaiką kartu tarkime, su lydinčiu asmeniu, kad galbūt ten būtų patogiau, kad tas... Aš apie tą ir mąstau, nes čia faktiškai telpa tik vežimukas. Vežimuko ilgis daugmaž yra taip apie 85. Bijau, kad bus problematiškas šiek tiek. Tai toks standartas, jisai toks standartas yra, čia ten dažniausiai būna tie nestandartiniai sprendimai, jie ženkliai yra brangesni ir
Ir dar tas klausimas, tos platformos, tas griozdiškumas, vis tiek mes turime išlaikyti tos minimalius parametrus, tarkime, laisvumą žmonėm praeiti. Tai tų pacientų bus galbūt ne tiek ir daug, bet nes mūsų galva nuo pat pradžių mes, kai dėliojom tą planą, tai mintis buvo, kad galbūt pacientai, tarkime, tie žmonės su negaliomis, galbūt jiems negi patekti, patogiau būtų iš kiemo pusės, atvažiuoti su savo automobiliu, būtų įleisti jie į kiemą ir, tarkime, patektų tiesiai į tą priėmimo patalpas. Čia toks yra galbūt tik tai užsukus, tarkime, einant pro šalį, galbūt tai tam patogumui, tarkime. Bet keltuvas jis yra atlenkiamas, ar ne? Taip, jisai prie sienos būna prisigretinęs. Tai gal tiesiog racionalu būtų, jeigu yra įmanoma, dar didinti kažkiek tai. Jeigu labai nelabai telpa, žinokit, jisai, žodžiu, nes konsultavo keltuvų tiekėjai, tai jie mano, kad čia toks yra racionaliausias sprendimas. Ačiū labai. Prašau. Iš kiemo pusės tai geriau. Nereikia tiesiai į liftą iš karto papulsi. Ir į liftą, ir tarkime, ir tas iš kiemo keltuvas tarnauja, pavyzdžiui, atvežus su greitąja, su, tarkime, tais standartiniais ratukais, tarkime, iš greitosios, jisai telpa ir, tarkime, gali gulinti pacientą, žodžiu, pristatyti. Tai plus tie laiptai, ta platforma transformuojasi į laiptus. Ir tai gali būti dar vienas papildomas išėjimas, tarkime, irgi darbuotojams, tarkime, pacientams, žinau, kaip patogiau. Čia šiame projekte daug yra čia kompromisų, kiekviena patalpa yra tokia dalinai, kadangi kas dalyvavo nuosekliai nuo pat pradžių, žino, kaip čia reikėjo sukti viską, stumdyti, ieškoti pločio, ieškoti vietos, ieškoti apsukimo vežimėliui. Tie visi, žodžiu, A, B, C tipo tualetai taikyti, kaip buvo, žodžiu, kad tenkinti, tarkime, kad kiekvienam aukšte būtų po vieną, žodžiu, pilno, žodžiu, aptarnavimo žmogui su ratais vežimėlyje, žodžiu, patogumai. Už 10 minučių nutrūks mūsų, žodžiu, viešinimo, žodžiu, langas, bet aš iš naujo jungsiu ir tada pakviesiu visus, visi gausite vėl prisijungimo pakvietimus iš naujo.
Vytautai, galėtumėt parodyti trečią aukštą? Gerai. Eksplikacijų nesimato, bet čia kad didesnis vaizdas. Viskas gerai. Ačiū.
liko mažiau nei minutė, tuoj viskas išsijungs ir po to bus galima prisijungti iš naujo.